Realiai sėdėjai kitoj pusėje arenos, bet matėjai kažkur prezidentas sėdė. No. Ne, žinai, ten netoli vienas kitos sėdėjom realiai. Tai per dvi kėdės. Jo, kalbėjom, ten, žinai, viską. Persimetėm porą. Susižiūrėjom. Dėjau pitakai su prezidentu, nepataikiau, trenkiau per veidą, žinai, nu, tokių buvo situacijų. Ja. Tikrai nuoširdžiai pasakysiu, galvojau, kad atrodysiu labai kietai, bet nėra taip. Labai jau gerai, tai gal aš grįžtu prie savo to viso tikrojo aš. Ne, gal užsidė geriau. Oi, tu. Visai nieko atrodė, žinok. Tikrai, palauk, pažiūrėjau dar kartą. Na, ui, iškart kitaip. Dabar jau. Kaunas. Palauk, žinai kas, aš sėdžiu kaip bibys, jeigu aš taip... Neišsities viską, tada, o dabar kaip bibys sėdė. Gerai. Klausyk, kaip tu mane šokiravai, kad tau 40 sausio 3 pareina? Jo, man pareina 40, seniai, viskas. Kas? Tu viskas. Kas ate? Dėvė dalyvausi jo daugiau niekur? Aš jau senai baigiau dalyvavimą. Bet šiaip, nu ką, 4 pagalvoju, ten greit prabėgo. Wow. Nu, labai greit prabėgo. Aš tau dainelę buvau paleidęs gražią. Tau patiko? Įspūdingai, iš kur tu surankiai to visą mėšlą. Pritraukit tu visą mėšlą, pritraukit tiesiog. Ne. Čia ne mėšlas, čia yra Asta, Danė ir Juozas Jurkšaičiai. Ir jų atliekamas kūrinys jau 40. Jausmas toks neramus ir negali tu apsispręsti, ar pilnavertis dar esi žmogus. Aš tikrai ne. Tu dakui. Oi, gerbėmėjai žiūrovai brangus, geros naujienos, iš tikrųjų nesibaigia, nors Linas baigėsi, bet geros naujienos nesibaigia. Ir aš praeitą savaitę išsiveržiau į priekį mūsų lenktynėse, gal nuo tos džiugios naujienos ir praneškim, ponas pirmavo 120 taškų. Jau bet buvo... čia seniau pirmavau, jau buvai sumažinęs, viskas gerai. Iki 7 buvau sumažinęs prieš 2 savaitę. Ne, šiaip intrigos reikia, tikrai reikia intrigos. Jos nebuvo jau porą sezonų. Nu, labą dieną. Porą sezonų, praeitą sezoną biškai paspirginai mane jau va čia tai jau tokia. Tai va, nieko, viskas sugrįšiu savo vėžės. Nu ką, žinai, kas čia atsitiko? Atsitiko paprastai. Viskas, kur tu sakei priešingai nei aš, tave sudegino. Matai, prieš Šarą negali betinti, prieš dėdę Šarą. Jo, tu betinai prieš Šarą, kažkodėl tu tikėjai Bayerno, drąsus, bet nepavykęs duris. Tada tu betinai... Ai, mūsų abudu pribloškė Zvezda, kuri nukalė išvyko į Monaką. Zvezda, ne, Monakas laimėjo. Mes Zvezdą ėmėm, ne? Ką mes ėmėm? Ne, Zvezda laimėjo. O mes abudu ėmėm Monaką. O, čia ne taip, su pas mane prašyta Zvezda. A, čia mano spėjai. Gliama tikrai tą pizdą. Tiksliai, ką aš žiūrim. Jo. Nu ką, ir žinai, Žalgiriuko tai nepataikėm abudu. Va čia iš tikrųjų mūsų didžiulis... Partizanas mane nukalė, vakas mane nukalė. Taip? Ne tik Partizanas. Nu, bet Partizanas žiauriai. Partizanas tave nukalė ir Baskonija tave nukalė dėl to, kad tu statėjai už Baskoniją, o laimėjogi Efesas. Ir čia irgi mano buvo prognozė. Bet aš Partizaną... Nu vieną žodžiu. Nu žodžiu, pasirodė katastrofiškai siaubingai, gal nori atsiprašyti žiūrovų, nes tikrai manau, kad nemažai babkių nunešiai. Dar palauksiu savaitės. Palada. Gal po to reikės atsiprašinėti. Gerai, šiaip aš esu įsijungęs šiuo metu Tomą Pačėsą, nežinau, gal kažkam svarbu šitas dalykas yra. Ir gal net iš karto nuo Pačėso ir pradėkim. Ar bijai Dimitrijevičiaus, ar bijai Hebo ir kitų makedonų gyvulių? Nu, ta prasme, tų žvėrių, ne gyvulių. Aš tai nieko nebijau. Ar mums reikėtų bijoti, ar mums reikėtų šikti į kelnes prieš makedonus, kurie šiaip prastai mus mėgsta pakasyti?
Ne, mums nieko nereiktų bijoti, bet mums reiktų visus gerbti. Žinai, ir įrodyti aikštelėje, o ne kalbose. Tai manau, viskas nuo to prasideda, bet kad gyvenime aš nieko nebijojau ir nebijosiu, tai čia yra faktas. Net mirties? Tai jau netoli, tai ką čia bijosiu. Jau beldžiasi, man. Tai ar taip man greitai bus, tai kokį medį šausiu ir viskas. Ai, trenksi, sakai, ne? Ne, tai visko gali būti, žinai, ką čia. Na, jo. Ar verta gyventi po 40? Neverta. Aš manau, kad ir žiūrovai pritars visi, kas žiūri, kad tikrai jau po 40, tai jau. Gerbiamasis, mano mylimas bičiuli. Makedonas pareina. Palauk, kiek tau metų? 33. 33? Kiek tu galvoji? Galvoju, kokie 3,9. Eik tu nahui, blėt. 3,8. Aš gal pagal plaukus šiandien. Nu, aš tikrai ne kažką atrodo, bet ne, dar ne 3,9. Taip, 3,3. Man dar daugiau liko negu tau. Tau jau. Tu irgi žinai, tai kaip. Kas? Mylintis gyvenimą. O jo, aš myliu gyvenimą. Ne, žiūrėk, kaip aš sakau, bijot nieko nereikia, gerbti visus reikia. Ir savo pranašumą ne žodžiais, o veiksmais reikia įrodyti. Tai. Ne žodžiais, o darbais mes tėvynę mylim. Martynas Paliukėnas, čia pasimtas bičias, vis tiek žinai, biškiai kalbėjai su pačiu Kurčiu, stabdyti Dmitrijevičių, tokia pagrindinė mintis. Čia yra pasirinktas bičias iš vienos komandos, kur rytas, kur geroje formai, kur gali gintis, kur yra darbininkas, kur gali kažkam stipriai kasti į koją, tai taip. Bet mintis su Dmitrijevičiu, mane įsikasti kulną. Mintis su visais, mintis turėti tokią rotaciją, kad galėtum visus rotuoti, keisti, spausti ir išnaudoti savo fiziškumus, atletiškumus ir metus. Nes kai kur ta komanda Makedonų jau ir yra metuose ir dabar, kol nebus tų pagrindinio žaidėjo pirmose rungtynėse, visą tą norisi, tai žinai, vienas yra turim pakankamai, kas gali įmest taškų, bet reikia ir žaidėjų, kurie puikiai žinotų savo rolę ir ją atliktų. Iš to, mano manimų, komanda susideda. Klausyk, girdėjau, kad Žalgirio žaidėjų Belekavičiaus net nebandė atkalbinti, ne? Net nebuvo šansų jokių, iš karto žinojote, ne? Ne, tai aš kiek iš karto kalbėjau ir viską. Su pačiu Žalgirio, ne? Jo, ir puikiai susitarim dėl visko, tai jie turi savo problemas, ką sprendžia, tai kaip ir matom kiekvienoje Eurolygoje. Tai Luko, kur mums tikrai reikėjo, jie sutiko, davė, tai manau viskas labai gerai. Ir Kristas formai, vakar dar pasižiūrėjau su Rytu. Zašabys atrodo vyrukas, ne? Jo, Žemaitis. Žemaitis formoje, visi šiaip formoje. O Gudaitį buvo šansų pasimti, kai Basket News'as rašė? Su Gudaičiu viskas buvo sukalbėta ir būtų tikrai atvažiavęs, tik atsitiko trauma tose varžybose ir kažkokią formą įgavęs, tai jo, būtumėm tikrai ėmę Gudaitį. Tai realiai be Gudaičio visi, ką norėjot, visą turite, ne? Jo, visi, be jokių problemų. Nu, fainai, blemba, atvarysim ir mes su Mikloviuku sekmadienį į Švyturio areną. Paveizėt, kaip ta Lietuva atrodo. Nu, reikia imti abudu, kas pamiršo matematiką, tai labai aiškiai, jeigu mes čia savo kažkurias tai rungtynės ar Skopėje ar Švyturio arenoje ketinam pralaimėti, tai čia gali būti batai su Europos čempionatu, manau, kad vyrai tą supranta ir motivacija turėtų būti maksimali. Šiaip tai reikia gerbti Makedoną, blemba, ten komandėlė, kur amžinai visą laiką turi kažkokiu tai pasalų paruošę, ypatingai išvykai, kur ten karšta atmosfera, maža salė tokia, žinai, o mūsų komanda sudaro 5 Ryto žaidėjai, Rytui išvykai sekasi, paprastai, tai aš tokias biški baimės lengvos turiu, žinai. Ne, aš kaip ir sakiau, gerbti reikia visus, o šustrumą įrodyti aikštelį. Taip. Šustrumą įrodinėjo ir 58 atrodo Maikas Tysonas. Mes kaip tik stem dar bevalgydami tą mano cepeliną vieną per pusę pasižiūrėjom. Kosmosas, kad tokio amžiaus dėdulis dar eina į ringą prieš Polą, Instagramerį ir kovotoje, bet kaip sako, atrodo, kad gal šiek tiek pagailėjo Polas Tysono, per daug neskriaudė dėdės, ne? Nu, gali būti, žinai, nekau to Tysoną.
Net gaila, manau, būtų visiems. Vis tiek yra legenda, bet 58 ten, manau, puikiai sujudėjo. Aš nežinau, ko žmonės tikėjosi. Aš mačiau ten ir prieš tą kovą, kuris ten leido savo tos treniruočių video, tas trumpas iškarpas, bet vis tiek įspūdingai juda. Bet 58 metai boksė, tu... dar labai gerai, bet kad žmonės tikėjosi pamatyti seną Mike'ą Tysoną. Tai čia jau, kaip aš visiems sakau, čia jau lūkesčių problemas. Visi kažkaip pasikėlė labai didelius lūkesčius yra. Susimažinkit lūkesčius, šiaip gyvenime bus lengviau. Bet, aišku, įspūdinga ir kad žmogus 20 milijonų dar pasidaro, atrodo jau karjera baigta, bet vis tiek dar įvaro, žinai, tokį rimtą babkių maišą, blemba, per vieną vakarą. Negali sakyti per vieną vakarą. Nereikėjo pay-per-view pirkti, per Netflixą rodė, ne? Jo. Žiūrėjo šiam 5 milijonai žiūrovų, man atrodo, per Netflixą. Tai va, bičias. Panašiai kaip Lietuva, Makedonija. Ir panašiai kaip Rytas Wolves. Labai įdomu buvo. Wolvesui maladėts. Gerai atrodo, be Kovono klausyk, atėjo ir sunešiojo Rytulį 4 kėlinį, ką? Wolves labai gerai atrodo paskutinės. 8-9, kiek čia 8 pergalės iš eilės. Pagal dabartinį vaizdelį turbūt šiai minutį favoritas į finalą, ne? Ar dar sakai anksti labai vertinti? Sakyčiau, dar labai anksti. Kas anksti? Tai dar labai anksti vertinti. Taigi viščiukus skaičiuojam lapkritį, ar ne taip ir sako? Kurie yra... Ne, rugsėjai, man atrodo, sako. Ai. Ar rugpjūtį? Rugsėjai. Rugsėjai, rugpjūtį, realiai. Taip. Jo. Tai, žinai, taigi, tai sakėjai, viskas, Žalgiris nenugalimas. Ir praeitais metais čia gėdoji, kad... Sakiau, bet atėjo Volkeris ir supiso viską. Niekaip. Turėjom stipriausią gynėjų grandį per klubo istoriją. Ne, šiais metais aš kalbu praeitais, kad be problemų laimės LKL. Aš pernai taip nesakiau. Gėdoji visą sezoną. Aš taip nesakiau pernai. Aš sakiau? O tu sakai, kad į finalo ketvirtą išėjęs Eurolygą, atsimeni? Tai aš dabar galvoju, kad jie laimės Eurolygą. Ai, tu dabar galvoju. Taip. Ir manau, kokią po 15 taškų finalo ketvirtį. Dabar žiūrėk, kas atsitiko Žalgiriui? Aš turiu teoriją, tu ją patvirtink arba paneik. Jeigu esu labai neteisus, gali net spjaut man į snukį. Man atrodo, kad Žalgiris pradėjo grybauti dėl to, kad žaidėjai nusimušė nuo ritmo, kai Volkeris yra aikštelė ir turi visą laiką kamuolį savo rankose. Ir kiti jaučiasi biški mažiau svarbus puolime, negu kad buvo iki šiol. Ir kad tai kainuoja mums nemažai, kad ir Volkeris daug susimeta, bet kiti neritme, kad biški pasimetė išsiderina. Nemanau, kad čia problema yra. Aš manau, kad Žalgirio puolimas išliko lygiai toks pats, koks ir buvo prieš tai. Tik vietoj Walkerio, kad Walkeris dabar išsimeta, kažkas kitas išsimesdavo. O kas pasikeitė? Šaras gerai pasakė. Yra labai lengva integruoti Walkerį į Žalgirio puolimą, nes jie viską žaidžia 1-1. Jo, bet žinok, tai yra dalykas, kad kiti tokie biški nereikalingi. 1-1, bet žiūrėk, kiek varžybų buvo prieš tai. Mes turim, Walkerio nebuvo, sugrįžimai kokie buvo, ne? Tas pats Milanas, dar, visos arba varžybos per tiek laimėtos, arba dabar čia pralaimėtos per tiek. Lygiai tas pats. Vėl kažkur ateina su puolimas. Prieš Walkerį buvo paskutinės? Pagal visus reitingus? Buvo prieš paskutinis, dabar jau paskutinis. Ne, dabar prieš paskutinis, man atrodo. Per Walkerio atkarpą jau dar, žinok, ir Alba mus deda į pavėsį. Dabar, man atrodo, Alba gal yra ten per kažkurį, bet lygiai tas pats. Tai, žinai, niekas nepasikeitė. Pasikeitė, šiam 5 taškų nebuvom niekur turbūt šį sezoną, ne? Tik tai šiam 5 pelnė. Tai man mačas paskutinis su Feneriu, blemba, buvo toks, žinai, kad kiti stovi ir žiūri, kol tas vienas kažką tai bandys padaryti. Aš nesakau, kad jisai nesusimes taškų, bet kiti tuo metu nedaro nieko. Ir toks, kad net atrodo leidimo paprašyti reikia Volkerio, kad dabar jau gal aš čia pasimsiu to kamuolį sužaisiu. Ne, ta prasme, aš sakau, Žalgirio žaidimas, kad, žiūrėk, sumažėjo, taip, Sirvidžio minutės stipriai sumažėjo, matom. Nuo to dabar Walkerio, ne? Kur yra, bet, žinai, Francisko žaidimas nebuvo įtikinantis paskutinį. Tai dar vienas bičias, kuris buvo lyderis, ramiai sau gyveno. Jis irgi išsimeta, jis viską, ką nori išsimeta. Žaidžia lygiai taip, kas pasižaidime pasikeitė. Jis turi visiškai žalią šviesą, daryti ką nori, jis turi kamuolį savo rankose. Jis sprendžia daug dalykų, ką jam daryti.
Tai žinai, čia toks irgi dalykas, bet žiūri Žalgiriui ir taip, gynyba elitinė, visose varžybose galėjo, laimėti, jau, kaip sakant, nevarykim Dievą į medį, kad jie laimėtų tas visas varžybas tokias, bet tik biškė susireguliuos tas puolimas, vis tiek pasikels, atrasta savo, jie ten, jei per 2-3 pozicijas į viršų jie pakels tą puolimą, jie laimės daug varžybų, jie išlaikys tokią gynybą, ką jie turi. Jie prismaugė Paryžių, Paryžius prisitaikė, turėjo daug kur nežaidėjo tokio krepšinio, uraganinio, Žalgiris laikė, lygiai tas pats su Feneriu. Feneris su savo problemom, viską aišku, ten atrodo jau padarė tą skirtumą, Šaras ten tos mismečius kišo į paustą, bet vis tiek, žiūrėk, Žalgiris visur ten buvo ir kur reikia, tai irgi kažkaip, bet, žinai, iš kitos pusės žiūrint, dabar turėdamas paskutinį puolimą, kur, realiai atrodo žemiau jau nėra kur eiti, tai tik į viršų gali kilt su tuo ir esi kiekvienose varžybose kalba eina apie pergalę, kad ir būna kelnys, kur tu net įmeti 5 taškus prieš tokias komandas ir tu sugrįžti į varžybas ir vis tiek turi šansą laimėti. Tai aš nežiūrėčiau taip negatyviai, ta prasme. Ne, aš žiūriu optimistiškai į Volkerį, aš gal labiau žiūriu... Ne, aš ne į Volkerį, aš į visą Žalgirį. Visą Žalgirį, sakai, ne? Bet tai, ta prasme, reikia suprasti, kad atsivežė tokį žaidėją, tai kažkiek užtruks jam laiko įsivažiuoti ir jis dominuojantis kamuolio žaidėjas, kaip ir kiekvienas kitas Žalgirio žaidėjas. Klausimas, ar jiem užteks viso kamuolio, dėl ko Žalgiris yra paskutinis asistuose. Jie neturi kuriančių žaidėjų, kas labai nusimėto tą kamuolį, ne? Pažiūrėk, Francisko 1-1 darys taškus, tas pats Sirvidis lygiai tą patį, Brazdeikis išėjęs lygiai tą patį, Walkeris lygiai tą patį, vienintelis kurga ten galvoja, kas Giedraitis, bet Giedraitis irgi veržiasi, irgi nėra toks tikras žaidėjas, ne, gynybinis, daro taškus, tai paskutiniai pagal asistus kamuolistas nejuda, tai yra priežastis, pas juos jie, pažiūrėk, kokį Žalgirį žaidimą žaidžia. Šlykštų. Ne tai kažkas, bet tas ir yra, kad neturi ant tiek tų stabilių žaidėjų pagal viską, kad mes Francisko atrodė su ta savo atkarpa, kad čia nėra jam lygių, nebus, bet dabar atėjo sunkesnė ir tas toks puolimas, bet kad jiem reikia Walkerio, kad jis įvažiuos, bet aišku, Gailagas ir Vydžio minutės nukirpo taip stipriai, kur, gerai bičias žaidė. Tai žinai, o Volkeris išvažiuos? Šiaip ar taip, turbūt daug šansų, kad išvažiuos. Aš taip, ne 100%, bet daug šansų. Tai mes čia Sirvidį dabar marinuojam Volkerio sąskaitą, paskui, kai jau reikės mums kažkokio tai Sirvidžio didesnio indėlio, gal keiksimės, kad dabar prasidėjo ant suolo, žinai, kad neturėjo vaidmens, kol Volkeris čia davėsi ir kėlė savo kainą. Bet žinai, matosi iš Trinkierio, kaip jis, žinai, pasakė, kad visada Eurolygas spręsdavosi gruodį vasarį, dabar pas mus sprendžiasi dabar. Žinai, kaip ten apie rinktinę žaidėjus kalbėjo ir taip. Ir dega, bet, Eurolygą turim įdomią, pažiūrėk, tas visas pirmas aštuntukas, kas ten yra. Dabar aišku, bet žinai, kas prognozavo, kad Paryžius ten bus, tokį krepšinį demonstruos, tas pats Bayernas stovi. Tai... Paryžius mane pribloškė, šiaip Paryžiaus sezonas, 7 pergalės, 3 pralaimėjimai, dabar kiek, 2 vieta, net su keliom komandom dalinasi turnyro lentelį. Kas nors būtų pasakęs, kad po 10 turų Paryžius bus su 7 pergalėm, kur prognozijas turbūt buvo, 16 vieta, kažkas tai gal ten į 15 kėlė, ne? Čia yra komandėlė, kuri va tai va juda, žinai. Tai žiauri, iš tikrųjų. Ir pavyzdžiui, dabar vis tiek tokios komandos, Realas, Makabis, tas pats Partizanas, visiškai. O Partizanas, klausyk, nebus Želko mišios to, jeigu čia taip ir toliau. Jisai brangus treneris, vienas brangiausių Eurolygai, buvo kalbos, kad jis gauna 1,5 milijono per sezoną, tai ten tikrai neužgražęs akis jis toj Serbijoje sėdi ir, kaip sakyt, meilė Partizanų irgi pakankamai aiškiai paskaičiuojama, pamatuojama yra, žinai. Kai tu esi prieš paskutinis lygai, būdamas toks brangus treneris, manau, kad truputį verda šūdas gal vadovams Partizano, ne? Investicijos padarytos. Jo, investicijos padarytos, bet tai yra elektrinis treneris, visiška legenda ir, žinai, galėtum sakyti viską, bet mes prieš 2 sezonus jie buvo nukalę beveik Eurolygos čempionus ir jei ne pasikaršiavęs Panteris ir taip.
įsivėlė į tas, Jabuselė, aišku, bet ten daugiau po to, kas įsivėlė į tas muštinės, Realas neturėjo jokių šansų laimėti. Jie realiai galėjo Eurolygą laimėti. Tai irgi čia kaip žiūri, žinai, tą visą dalyką. Ir realiai jie buvo laimėję Eurolygą. Negaliu sakyti, kad buvo laimėję. Bet buvo, Final Four buvo. Ta prasme, tu nuvažiuoji, girdi į Madridą ir Madridas neturi jokių šansų. Bet kas iškirto mūsų? Kas iškirto mūsų? Panteris? Kas Ne, mūsų iškirto Jabuselė. Panteris? Tai ne, kažkur tai Jabuselė su mūsų komandai buvo, kad kalbėjo. Vėlau, kas iškirto mūsų? Jabuselė. Čia Žilvino Aleksandaračius buvo komentaras. Kas iškirto mūsų? Jabuselė metė tą, kur dabar kaip tas, Australą. Atsiminim. Bet esmė, kad ten, ir taip tada žiūri vis tiek, tai nėra nuvažiavęs treneris ne per nieką. Tada jie ant tiek gerą žaidimą demonstravo ir tiek dabar kažkas jiem panašių principų jie komplektuojasi komandas, ne, kaip matai, tie tokie gynėjai visi, amerikonų daug, tas pats vėl bandoma centrą kaip Lesortą turėt. Tai Rika Jonesą. Bet blemba atrodo irgi tokie, taip gerai pradėjo tas varžybas viską ir prieš Barsą. Prieš Barsą, man atrodo, sustojo baisiai. Su Barsą jie tragiškai. Aš jau tau norėjau rašyti. Tai jau tu man ne tai, ką norėjai, tu man rašėjai. Po pirmo kėlį. Tu man rašėjai ten. Jo. Ir pala. taip sustojo, girdi, namie. Jo, ten ašaroj. Kažkaip mes praeitą savaitę triumfavau, žinok. Jėzu, aš ten šampaną šaudžiau. Lesoras iškrito mūsų, mes ką tik gavom naujausią informaciją. Kauno Žalgiriukas prieš Fenerbahčę toks liūdesys buvo biškė, ne? Šaras suvalgė Žalgirį. Toks buvo jausmas, kad pasivijom, bet variantų šiaip rungtynėse nelabai jautėsi. Mes abu prognozavom pergalę Žalgiriui prieš Paryžių ir prieš Fenerbahčę. Biškį pervertinom Žalgirėlį, ką? Lemba sunku paaiškinti. Mičelas nepalošė, Smailagičiaus nėra, Gedraičio forma kritus ir Vydis nebetoks. Kodėl Mičelas nepalošė? Man tai Mičelas palošė, daro viską, ką jis turi daryti. Gal labiau kalbu apie tai, kad nuo jo atsitraukinėja ir tada puolime jau mes neturim vieno žmogaus, kur tarsi planavom jį turėti, jisai nebuvo prastas puolimo žaidėjas iki šiol savo, kad ir žemesniam lygiai. Savo gynybą viską atperka, bet pažiūrim, prieš Fenerį buvo realiai 5 taškai per kėlinį, ne? Žalgirio? Tai buvo antras kėlinys, 26-5 Feneris prie Žalgirį, jo. Tu arenoj buvai, ne, prieš Fenerį? Jo. Aš tau norėjau rašyti, kaip -16-17, daryk ką nors. Netoli prezidentas sėdėjau. Daryk ką nors, gerai, kad neparašiau, nes čia būtum, ne. O ką galėjau daryti? Tai pagrįžo jie po to. Tai. Kad aš sakyčiau prisėmęs. Ne, aš stengiausi, tikrai užvedinėjau, ten Hebra viską prezidentą užvedinėjau. Prezidentą realiai sėdėjai, blėt, kitoj pusėje arenos, bet matėjai kažkur prezidentas sėdė. No. Ne, žinai, ten netoli vienas kitos sėdėjom realiai. Tai aš per 2 kėdės. Jo, kalbėjom, ten, žinai, viską. Persimetėm porą. Susižiūrėjom. Dėjau pitakai su prezidentu, nepataikiau, trenkiau per veidą, žinai, tokių buvo situacijų. Jo. Šiaip artimi esam labai draugai. Bet prezidentas Saudi klube viskas tvarkoja, atvarė, čiki-piki, apsaugos daugiau negu žiūrovų, visi atsitraukė. Ir mūsų kolega Julius iš tikrųjų sėdėjo per 2 eilės nuo prezidento, tautos, žmonių prezidentas, žmonių karalius. Gerai, mano mielas Lietuvos krepšinio valdove, šiandien mes paprognozuosim būtinai turą, 11 Eurolygos turą, nes skubam tai daryti, kadangi jau trečiadienį jisai prasideda, šį kartą trečiadienį, ketvirtadienį, penktadienį, per 3 dienas, kiek tai keičia tavo tvarkaraštį gyvenimo? Mano tai nekeičia. O kas trečiąją žaidžia? Aš skrisiu trečiąją. Kur tu skrisi? Į Makedoniją. Tugi Lietuvos rinktinės valdovas. Taip. Atsidavęs Lietuvos krepšiniui. Tai tu praleisi Virtuso ir Fenerbahčės rungtynės? Aš nepraleisiu. Tai jeigu tu skrisi trečiadienį. Čia trečiadienį. Per pietus.
Ai, per pietus. Per pietus. Ai, tai Vakare galėsiu žiūrėti. Ketvirtadienį, kai žaisit su Makedonais Skopjei, tai nusimato irgi neblogų Eurolygos porcijų, bet geriausia naujiena, kad penktadienį žaidžia Žalgiris, vadinasi, su rinktinė nesidubliuos. Dar truputį grįžto mes prie Eurolygos. Ar Milano Olimpija pradeda rodyti gyvybės ženklus? Ar Ettore Messina gali sulaukti išrišimo? Ar dar gali būti kažkas gero Milanui šį sezoną? Aš tai nedrįščiau prognozuotos komandos, nežinau, kas jų laukia, bet dabar nutrauk savo girdi pralaimėjimus, prieš tai aš jų pergalę paėmiau, ne? Pergalė prieš Partizaną išvyko. Tu irgi pasiėmė. Jo, tai čia mūsų išdūrė Ettore Messina, mes savo prognozavom pergalę Partizanui. Kas, aišku, turėjo būti logiška. Ja, tas turėjo būti logiška, bet kam jie žiauriai prasileido? Albai? Tai Berlyno Albai, va čia ir pakalbėkim, supranti, mes per vieną savaitę pamatėm du neįtikėtinus dalykus. Kaip Messina gauna nuo Gonzaleso prieš Kiemo komandą, kuri turbūt nuo nacionalinės lygos komandos gautų Lietuvoje, ir kaip po kelių dienų Belgrade laimė prieš Partizaną, kuris ką tik pralošė namuose ir Barcelonai. Tai Želko gauna nuo Messinos. Wow! Bet gal aš labiau apie Albą, kas ten buvo? What the fuck? Nežinau, tu galvoji, žiūrėjau Albos ir Milano varžybas. Tu praleidai Albos ir Milano rungtynės. Čia jau girdėjau. Čia baisiau nei... Ką tu galėjai veikti svarbiau negu žiūrėti Albos ir Milano rungtynės? Čia baisiau nei man 40 realiai tokias varžybas žiūrėti. Jau geriau ant šakos kabėti. Ne, tai ne tai baisu. Linksmiau man. Nu jo, bet... Aš tas rungtynės žiūrėjau ne vienas su linksmąja draugų kompanija ir iš tikrųjų mes klykėm iš juoko, mes keliam rankas kojas į viršų, kaip Berlyno Alba su galingaisiais Gabriele Procida, Spaniolo, Trevionu Williamsu ir kitais Schneideriais nukala Milano Emporio Armani. Tai buvo nuostabu, pratęsimas 105-101. Va, ar atleidęs jau būtų Messina, ar ne? Nedara, būtum kentėjęs? Nežinau, koks susitarimas yra. Susitarimas, kad jisai ten dirbs iki gyvenimo galo. Nu, man 20% naudos atmeta. Tai jeigu tau atmeta, tau dar mažai. Bet tau dar mažai. Pilni žaptai pinigų, jam dar mažai. Man 20% atmeta. Man spitsagentas. Žiūrint, kokius susitarimas. Žiūrint, kokius susitarimai. Jo. Ir, lieka vienintelė intriga Eurolygai. Kas Messinas niekad neatleis iš Milano. Tai aišku, neatleis. O intriga tokia, ar atleis Mateo ir kas dar gali prikelti Madrido Realą? Ar jau reikia užsakinėti Kunigą, ar vis dėlto užtektų vieno kito žaidėjo, kuris galbūt atgaivintų šitą kolektyvą už 40 milijonų eurų? Ačiū, Linai. Ne, aš dabar Efesas jos labai stipriai daužė, ne, po to pagrįžo jie kažką ten, man atrodo, antros varžybos buvo su Efesu, ne? Tai palauk, pasižiūrėsim, kaip čia būtent atrodė jų paskutiniai rezultatai, bet man atrodo, taip. Po dviejų buvo minus. Pralošė, taip, namuose, jo, Efesas jos trankė, teisingai, antros rungtynės savaitės. Kažką pagrįžo viską, bet, labai tokie... Ir pasenė atrodo ir be motivacijos, nežinau. Iš 5 paskutinių rungtynių Eurolygui Realas pralošė 4 rungtynės. Tai aišku, žinai, kaip sako kolegos, Mateo gal yra saugesnis negu mums atrodo, nes šiaip Realas nemėgsta mėti trenerių labai. Jie ten tokia organizacija gerbinti žmonės ir už nekokybišką darbą neatleidžianti taip labai greitai vidury sezoną. Nu, bet irgi, žinai, žiūri, prieš 2 metus Eurolygos čempionai, praeitais metais finale prasileido. Tai, bet, matai, pasirodo, tie praradimai yra didesni, nei mes galvojom. Čiačio, Rudy Fernandeso, pasirodo, ta visa leadershipą ir kas buvo, ką turėjo. Tai dėl to
pateisinama, kaip jie komplektuodavo komandas. Reiškia, tas pas juos būdavo labai svarbu ir tą jie prarado kažkur, tas atsispindi aikštelė, tas atsispindi žaidėjų pasisakymuose, Hezonijos nepatenkinimą, tai rotacija. Jie buselė, jie prarado, va čia didžiausias dalykas yra. Jie buselė, bet jie buselė ir tai buvo, ir praeitais metais dar suspenduotas, bet tam aš manau, kad jie daugiau prarado tą visą, girdė, ne jie buselės, vieno praradimas tau kainuoja, bet 4 tai pergalės. Tavarašas netrodo gerai. Kaip žinai, to dominuojama, tai tie buseliai yra didelis praradimas, bet esmė, kad turbūt tokiai komandai kaip Realas, tai ką daugiausiai prarado, tai tuos visus lyderius ir tą sudėliojimą ir viską žinojimą ir kiti, kur galvoja, gali prisimti tą lengvai. Visą, žinai, ir toliau viskas taip eis, matom, kad tų lyderių taip nėra. Dėl to tie žaidėjai tiek ir žaidė metų. Šiaip kaip pasižiūrė į Vincaną Poiré, kaip jis šiaip iš tikrųjų prastai atrodo Anadolu Efes. Skaičiai dabar jo gal visai neblogi, bet jo visai Mijatovičius neįtraukinėja į puolimą. Net kartais matosi, kad jis pats bando jau ten per prievartą kažkaip tos taškus susirasti. Tai akivaizdu, kokį gerą Poiré per tas 14 minučių realią padarydavo Čečio. Nes realiai Čečio eidavo su Poiré dažniausiai antras penketas būdavo. Dažniau negu Kampaco. Kiek Čečio padalindavo tų alejupų, kiek jisai surasdavo Poiré ir kiek Poiré buvo geras. Ir aš galvoju, kad jisai, daug kas galvoja, kad jisai Efese bus toks geras. Ir kai nėra tokių kūrėjų kaip Čečio, kaip Kampaco, iš karto, reiškia, kaip keičiasi komandos Čečio Efeso, ne? Dabar jau Poiré žaidimas. Didžiulis skirtumas yra. Va, Linux, pabandom. Šią savaitę 9 grai, Žalgiris su Panathinaikos žaidžia namuose penktadienį. Prieš tai mes dar paprognozuosim visus kitus mačus ir be abejo, kad savo niekam neįdomią nuomonę bandysim dar kažko ir pagrysti. Taigi, pirmos savaitės rungtynės trečiadienį, kai tu jau būsi nusileidęs Makedonijoje, su Plavkėm stovėsi, ten šilta turbūt, taip? Plus 40, man atrodo. Taip, kiek metų, tiek laipsnio, ne? Tai Virtusas Fenerbahčė, rimtos rungtynės, įvykiai trečialis 40, palapačias, kiek Makedonijoje. Makedonija. Esi buvęs Makedonijoje? Esu, aišku. Esu draugiškas žaidės ten surinkti. Gavot? Laimėjom. Taip liūdnai pasakė. Ne, tai tu čia dar klausai, gavom. Tai o kas 2011 nutiko? Ai, tavęsgi nebuvo. 2011 nutiko slystelėjimas. Slystelėjimas. 2013 irgi nebuvo lengvas su makedonais. Pasas ar kažkas. Šaras ten kaltas buvo dėl visko. Songotin išmetė, ne? Nesvarbu, ten jau žinai, ten jau pusės gyvų net nebėra, man atrodo, rungtynių dalyvių. Sudeginti reikia už tai. Tai aišku, visus. Tai ir Pačiestas komentavo rungtynės ten su Petrausku. Ir jis kaltas, man atrodo. Gerai, bet nebe tai. Makedonija, kaip Makedonija, kažkaip susitvarkysi ten tos reikalus. O dabar Virtusas su Fenerbahčė žaidžia. Ir vat man čia įdomi tavo pozicija kaip krepšinio entreprenerio, kaip eksperto. Kas laimė šias rungtynės, Linai? Entrepreneur. Ai, nestatysiu prie Šarą. 4 turiu Šaras, beginėjai, bet išsitrauks. Tai dabar klausimas toks. Holo nėra, Bolvino nėra, Vilbekino nėra, Žagaras ten dar traumelę kažką gavo. Irgi dar neaišku turbūt. Ten tik koja pasisuko, po to žaidės, ne? Lik ir... Dabar aš čia bijau nusipezėti. Bet trūksta reikalų. Tu bijai nusipezėti. Aš bijau nusipezėti. Aš labai renku kiekvieną žodį. Sveriu jį. Aš prognozuoju, Linai, kaip ekspertas, kaip analitikas, Fenerbahčė pergalė 81-75 6 taškais. Va taip. Gerbėmėjai, atsiminkit, mes dažniausiai pataikom. Skirius Lina. Anadolu Efes prieš Paryžių žaidžia, tavo mėgstamiausia komanda Paryžius, garantuoju, kad tu prognozuoji jų pergalę, aš prognozuoju Efeso laimėjimą 8 taškų skirtumų, tiesiog todėl, kad turi būti kažkur realybė šitam pasauly ir, Paryžiaus pasakai turi kažkada ateiti pabaiga. Čia ką mes dabar turim naują lyderį Eurolygos? Paryžių? Aš tai 6 turiu Paryžių. Paryžiaus pergalė? Kodėl tu taip galvoji? Ką čia Šorsas ateis ir darys Thompsoną per visur? Ne, man patinka, kaip jie žaidžia. Realiai, kiekvienas žaidėjas ten panašu žino tą savo rolę. Žaidžia ganėtinai su dideliu pasitikėjimu savim. Laisvai ir prie Žalgirį atrodo neina tokius metimus, kurie pasiema ir būna ir ant greito tritaškį ir meta. Tai, labai užtikrinta bent komanda.
savim atrodo. Bet Efesas dabar laimėjo 2 iš eilės, abi išvyko ir prieš Baskonį, ir prieš Realą, nu taip neatrodo liūdnai Efesas paskutiniu metu, ką? Neatrodo, bet... Nu tu čia drąsiai... Paryžius ant bangos ateina, tos komandos nėra ant bangos. Nebuvo. Paryžius ateina ant... Tai aš kartuoju, Efesas laimėjo 2 iš eilės, kaip jie ne ant bangos. Paryžius, man atrodo, prasileido prieš Barsą, ne? Paryžius 6 iš eilės dabar yra laimėjęs, tai tikrai yra, nu, ant keptuvės komandėlė, neneigiu. Bet aš tau dar kartuoju, Efesas 2 laimėjęs. Efesas 2 laimėjęs. ne, čia ačiū tau šitą, nes čia yra mano taškai, Anadolu Efes +8, tavo Paryžius +6, ne? Gerai. Monakas priima namuose Villeurbanne-Usville, tai yra prancūzų lygos komandos. Monakas turnyro lentelėje 7 vietoje, Villeurbannas 15. Aiškus favoritas, turbūt čia nieko nepripezėsim, mano Monako +10, kiek tavo Monako +7. +7. Ok, kiek? Gerai. Cervenas vaikeli. Šią savaitę Eurolygoje mes turime serbišką, kraugerišką Belgrado derbį. Svairopolas prieš Obradovičių. Ar tu šitas rungtynės žiūrėsi per Lietuvos ir Makedonijos rungtynės? Jo, spėsiu, liksiu viešbutį, normaliai varžybų. Gerai, ką prognozuojam? 6 Zvezda. Namai. Tiesiog, ne? Yeah. Mano irgi vis dėlto akis krypsta į šiek tiek geriau atrodančias ir vienas Zvezda. Klaikus Partizano sezonas kol kas ir manau, kad jisai tęsiasi. 4 taškais laimi ir vienas Zvezda, todėl kad žaidžia namuose. Nu, aišku, ten namai abiem, bet fanai bus Zvezdos. Pirėjo Olimpiakos savo aikšteliai priima Vitorijos Baskoniją. Vitorijos tau keramika, dar kitaip sakant. Mano prognozė, Pirėjo Olimpiakos +10 taškų. Aš tarp kitko Olimpiakos šiandieną Eurolygos reitingą sudarinėdamas į 1 vietą kėliau, Olimpiakosas 5 pergalės iš eilės jau yra iškovojęs. Aš turiu +12 Olimpiakosą. Panašiai. Nu šiaip Olimpiakosas praeitą savaitę reikėtų pasakyti išvargo tas abi pergalės. Ir Asvelį nuvertino, ir Makabį nuvertino, ir vos neprisižaidė, ne? Taip. Smagu. Smagu labai. Milano Olimpija. Milano Olimpija Tel Avivo Maccabi. Ar Milano Olimpija yra pajėgi įveikti Tel Avivo Maccabi pasipriešinimą Milane? Aš turiu +4 Olimpija. Plemba, aš dabar parašiau +6 Olimpija, bet aš iš tikrųjų sėdžiu čia, knapsau. Jeigu nebūtų iškritęs Tamiras Blatas, aš dabar tikrai pastatyčiau už Makabį ir pakeičiau vien tam, kad tave čia išdurti, bet Blatas iškrito. Tai manau, kad aš keičiu rezultatą. Ok, davai, padarysim čia įdomiau. 82-78 Makabį pergalė. Gerai? Gerai. O, čia pas mus skirs, šitą pasimsi lengvai. Šitą tu pasimsi lengvai, ne? 50 bus skirtumas po šito rato. Ja? Pamatys. Realas prieš Berlyno Alba. Tavo nuomonė, tavo mintis, tavo pamastymai. 12 Realas. Čia nėra ką daug kalbėti. 12? 12, ja. Taigi iš namus, bendrai Realas dabar ne kažką. Namus žaidžia. Bet aš vis dėlto sakau, kad Alba bus čia sukočiota, ten vis dar traumų 20 taškų. Niekam neįdomu. Müncheno Bayernas Barcelona, Linai, tavo pozicija. 4 Müncheno įmu. 4 Müncheno įmu? Taip. Nes? Taip. Nes? Žaidžia namie. Gerai žaidžia. Barsas. Kas čia buvo? Barsas, mačiau, didelis iškrito dar. 4 minimum pergalėti. Jo. Minimum. Jei statyčiau babkės namie, statyčiau laisvą ranką. Bet statyti mes nesiūlom, ar ne? Negalim mes. Nes mes negalim ir kitiems nesiūlom. Aš sakyčiau, žinok, vis dėlto, Linai, kad tu čia man atidavinėjai taškus. Tu čia gimtadienio proga, ar kas čia yra dabar? Pažiūrės. Barcelona laimės išvykos rungtynės prieš Müncheno Bayerną.
Tikrai yra judesy Barsa 87-6+4. Barsa gavo nuo Paryžiaus namuose 16 taškų skirtumų praeitą savaitę. Čia buvo toks biškis šokeris. Nu, bet Paryžius jau mes kalbėjom, yra kažkas tokio. Gerai, Kauno Žalgiris prieš Atėnų Panathinaikos irgi, gal nelabai čia kam įdomios rungtynės, bet vis tiek pasikalbam ir apie tai. Gal yra kas susidomės. Penktadienį žaidžia Lietuvos vicečempionai prieš Graikijos Grandą. Ar mes turim gerų naujienų Žalgirio fanam? Aš turiu 2 Žalgiris. Tu matai, dabar tu žvengi, po to tu verksi. Gerai, tai Žalgiris nugalė Eurolygos čempioną, taip, Linai? Taip. Ačiū labai už šitą prognozę. Nu, iš tikrųjų bus įspūdingas rezultatas mūsų, aš matau kitą savaitę čia susitikus. Kauno Žalgiris pralaimi Atėnų Panathinaikos 5 taškų skirtumų. Skaudu, nemalonu, liūdna, bet realybė kol kas turbūt yra tokia. Kodėl Žalgiris turi nugalėti Panathinaikos, Linai? Tiesiog todėl, kad tu taip nori? Žiūrėk, Atamanas net važiuoja. Ai, be Atamano, tiksliai. Be Atamano, easy money. +2 easy money. +2. Žalgiriai čia. Pagal jų visus rodiklius, va čia, +2. Mes metam po 7-5 taškus, kiek mes turim sumest Panathinaikosui, kad mes laimėtume rungtynę. Šiam 9 aš parašiau. Šiam 9, šiam 7. Taip. Mes komanda, kuri turi Kendricką Naną, Lesorą. Turi numeris 1 gynybą. Sluka. Braunas nežais, man atrodo, ne? Braunas traumą yra gavęs. Jokio skirtumo kažkas. Tau dzinė, tu jau tai va nusiteikęs. Okei, vliamba. Žalgiris laimės. Net mane motyvavai, palauk, Bars Panathinaikos +5 pakeisiu. Ai, nebegaliu, būčiau keitęs į +8. Viskas. Fantastika, Linai. Man patinka tavo užsivedimas. Noras. +56, mano, bus po šito. +56, priminsiu, šiuo metu gauni ant 6. Ant 6 bus +56. Minimum. Aš tikiuosi, kad jūs vadovaujatės mūsų prognozėm, nes mes įrodinėjom, kad mumis pasitikėti verta. Mes beveik nieko neprašaunam, išskyrus pusę rungtynių. Jo, sveikinam Mačiulį dar, matau, kaip tik išmetė. Kokia proga? Paskelbė Lietkabelis. Jo, bus geriau negu Purlys ar Šūdas? Tai ką tas Purlys? Ne, Martynas žiauriai gerą darbą padarė. Bet nesiorientavo gal biški momentais. Ką? Martynas vienas geriausių Lietuvos džiemų. Tikrai. Įspūdinga, linkiu daug sėkmės. Jonui reikės užpildyti didelius batus, bet manau, jis reikės laiko, bet tikrai padarys. Tau nesiūlė į Lietkabelį? Ne, šiaip nesiūlė, bet nesu kandidatas niekur eiti. Kodėl? Taigi tu valdovas. Tiksliai, aš Lietuvos rinktinės, pamiršau, ne? Taip. Ir viceprezidentas vis dar, man atrodo, ar jau nebe? Ne, aš ne viceprezidentas, bet... Taip, palauk, tai dabar tas valdovas monarchas Hercogas absoliutus. Ne, bet kiek, pavyzdžiui, su Lietuvos krepšiniu norėčiau būti asocijuojamas, ar dirbti jame turiu pilnai. Daugiau su krepšiniu aš tik fanas galiu būti. Bet tau trūksta barzdos? Didesnės, kad būtų fanas. Bet žiūrėk, aš bent ją turiu. O pas mane ką blogai? Nu, nematau. Čia važiuok. Kokios šis spalvos ta barzda? Tai kokia auga tokia yra? Negraži nori pasakyti? Žiūrėk, kaip tu iškart pyksti jo. Šypsina, naskuodamas. Negraži mano barzda? Negraži, vietom tokia. Vietom žalia, vietom ne. Taip jau yra. Kaip ir plaukai. Pasitėjo plaukų, taip, bet už tai kiek ankušių, nesvarbu, tai pasiekit. Žiūrėkit, gerbėmėjai, kadangi tai yra labai labai svarbu. Tai vis tiek ten skutėsis. Ne, aš varau, žinok, dabar labai gamtos natūralumą propaguoju. Klausyk, iš tikro, tai Mačiulis čia ateina ant gero laiko Lietkabeliui, ką visi nešioja, Neptūnas, Šiauliai, Jonava savaitgalis sukalė Lietkabelį. Mačiuliui gal reikėtų kokį žaidėją atsives dar su savim? Įspūdingos varžybos buvo. Šiaip. Su Jonava? Paskutiniai metimai. Kaip ta komanda vadinasi?
Jonava, aha. Jonava. Aha. Nežinau, pavadinau. Lietkabelis 7bet, ne? Taip. Lietkabelis 7bet Lietkabelis ir Jonava, man atrodo, aha. Tai reikės Jonai kažką pasirašyti, bet dar tas didelis jį turi sugrįžti kažkada žaisti. Kitas išvažiuoja, tai ten dramos pakankamai bus. Pralaimėjimai atneša. Išvažiuoja Stepanovičius, grįžta Briksas. Aš jo net nebeatsimenu, jau žaidžiančiais, čia labai ilgą traumą gavęs, ne? Briksas pavardė, jo. Bet šiaip realiai, jeigu kokį nors Amitą Ebo iš Kėdainių Nevėžio nufirintų Jonas Mačiulis ir Susavimą atsivestų, nebūtų į naudą komandai, kuri tikrai neturi taikliarankių daug. Blemba, kaip to pasakyti, nemačiau šiais metais Nevėžio varžybų. Ebo yra krepšininkas. Ne vienu. Iš Kėdainių Nevėžio, nematėjai, ne? Ne, Kodėl nežiūri Nevėžio? Tu matai Kėdainių Nevėžio varžybas nors vienas? Taip. Ar tikrai? Su Žalgiriu žiūrėjau. Nu, pačioj pradžioj buvo, ne? Taip, pernai. Aš negaliu pasakyti realiai. Jo, Ebo yra įspūdingas žmogus, aš jo norėčiau kažkur tai tokiam aukštesniam lygiai, man atrodo, kad jisai pavežtų Lietkabelį, to labiau, kad nelabai ten kažką ir turi ypatingo toj grandy. Šiaip sėkmės Lietkabeliui, reikalai rimti, Mačiulis ateina ant geros padėties kabutėse. O dabar įdomu, aišku, kuo ir Kėdainių Nevėžis pakeis Joną Mačiulį, nes bičias tikrai gerą darbą dirbo tenai kelis metus. Labai tamta situacija. Tave tai jaudina kažkiek? Turiu minėti apie LK lentelę daugiau. Tai intriga didelė. Kad Žalgiris Mažeikių sunešiojo 55 taškais tavo gyvenime, kokį vaidmenį užima? Labai laimingas buvo. Mano komanda. Šventėjai kažkaip tai? Švenčiu. Mano komanda parodė tokį puolimą. Kaip tu šventėjai? Visi va šitie, kur sako, kad Žalgiris nelaimės, o jie pamatys. Tu pirmas. Klausyk, kaip šventėjai pergalę? Ką darai? Šiaip buvo Marijampolėj. Vaikų turnyrą. Sūnus ten pirmas varžybas žaidė, kaip žaidė, lakstė. Aha. Tai šiaip faina buvo pamatyti, kai vaikai žaidžia, visi tokie, žinai, ta nekalta meilė krepšinį. Fainai, labai fainai. Tai va ten buvo. Kaip Purlys tenkina paslaugos trenerio? Purlys? Jo. Purlys tavo sūnų treniruoja? Jo. Patinka man, su stipriu balsu. Nu jo, stiprus pasibalsas. Stiprus balsas, o tokio reikia. Jo. Tai gal šią linksmą gaidą ir atsisveikinam su žiūrovu. Pakviečiam jį būtinai sekti mūsų visus kanalus, tiek Instagrame, tiek TikTok'e, tiek Facebook'e, tiek ir prenumeruoti YouTube kanalą Kleizą prieš Tiškevičių. Būtinai paspausti varpelį, kad gautumėt pirmį pranešimą, kad atėjo jau nauja laida. Ir nepamirškit prognozuoti Žalgirio ir Panathinaikos rungtynių rezultato komentaruose. Ir tas, kuris bus arčiausiai teisingo atsakymo, laimės 4 kambarių butą Nidoje, taip? Manau, aš arčiausiai būsiu. Taip. Arba ne, gali būt, kad prizas ir keisis. Čia nėra, kad garantuotai, bet man atrodo, kad kažkas panašaus. Vat, ir tavai kokį nors palinkėjimą žiūrovams pabaigai, kaip tu vienas te moki. Nejuokau. Žiūrovai, būkime su Lietuvos rinktinė, dabar yra svarbus metas. Tai Žalgiris į antrą planą eina. Tarp kitko, ką tik man pasakė laidos kūrybinė grupė, kad yra netgi toksai pasiūlymas. Mes turim 16 000 sekėjų YouTube'e, jeigu sulaukiam iki naujų metų 20 000, vienam iš mūsų prenumeratorių YouTube'e padovanojam super prizą. Tai yra Daewoo automobilį. Nu arba kažką kito.